Kon jūs, abiturientą, sveiki gyvi. Turbūt girdėti žodžiai, ne? Iš telefono, iš YouTube. Žinokit, kaip pasakyti, nežinau, kiek būsiu įdomus, bet norisi tokios bendros diskusijos. Aišku, pasisveikinau, kaip visiems žinoma, Samoška. Kad būtų dar įdomiau, turbūt galėčiau ir nusirengti, bet žinokit, negaliu to padaryti dėl vienos priežasties, nes būsiu nenormalus. Aš antrą savaitę bandau įrodyti visiems, kad esu normalus žmogus. Čia tokį įrašą turiu. Tuoj sekundę. Dirbu darbą nuo 8 iki 5. Esu normalus žmogus. O čia 42 Rolandas Kriukžda iš Kaišiadorių, sakantis, kad jis yra normalus žmogus, toks kaip visi. Deja, yra kiek kitaip. Triatlonas, 3,8 km plaukimas, tuo metu buvo Norvegijos fjorde. Bet plaukimas paprastas jau savo kūnu, taip? Taip, tik vandens temperatūra yra apie 11 laipsnių. Rolando gyvenimas smarkiai keistis ėmė prieš 6 metus, Lietuvai panirus į pirmąjį COVID-19 karantiną. Tuomet jis pėstute perėjo Lietuvą, netrukus ją perplaukė Baidare, tada dar kart perėjo pėstute ir dar pervažiavo dviračiu. Kiek jūs pats laikote sveikos gyvensenos principų? Turi būti visur harmonija. Nesu aš nei ten koks nors ten žaliavalgis ir panašiai, ta prasme aš valgau tai, ką noriu ir ko man tuo metu reikia ir norisi. Tai tiesiog paprastas gyvenimas, tik truputėlį gal aktyvumo daugiau. Dirbu darbą nuo 8 iki 5. Tai čia buvo įrašas iš LRT radio laidos, kurioje visa Lietuva išgirdo, kad esu nenormalus. Bet apie tai, kaip pasakyti, stengiuosi visą laiką parodyti, kad aš esu toks pat kaip ir jūs. Jeigu girdėjot, ką aš veikiu, tai ta prasme, tai čia yra visas mano toksai gyvenimas. Tai dirbu normalų darbą, samdomą darbą, bet visą kitą veiklą darau tai, ką noriu. Ir taip jau lėmė, kad man patinka, ką aš darau ir tai yra svarbiausia. Ir jeigu kalbant apie jūs, kaip mokytoja minėjo, jūs žengėt labai tokį svarbų žingsnį gyvenime. Tai liko kelios dienos. Prisipažinkit, kam sunku keltis į mokyklą, ne? Laukiat, skaičiuojate, kada jums paskutinis skambutis? Čia už kelių dienų turbūt. Gegužė, ne? 3 mėnesiai dar kokie liko. Suskambės tas skambutis ir išeisit į gyvenimą. Bet šitoje vietoje turbūt, aš galiu pasidalinti savo patirtimis, nes labai malonu, kaip pasakyti, kad mane vis kviečia į mokyklą, tikrai ne pirmą kartą po baigimo. Ir tikiu, kad galbūt ir ne pas vieną iš jūsų bus tasai noras čionai sugrįžti, kai jūs kvies. Ne taip, kad galvosit, ne, gyvenime daugiau nežengsiu, nes yra patys blogiausi mano gyvenimo metai. Bet aš tikiu, kad kažkada tai ateis tikėjimas toksai, kad čia praleidot savo gražiausius gyvenimo metus. Tai žinokit, taip ir bus. Jeigu dabar atrodo, kad čia yra kankinė ir čia kankina ir čia daugiau nieko nedaro, tai čia, žinokit, gyvena tokį paprastą gyvenimą, kad ojei. Pavydžiu aš jums. Su mielu noru grįžčiau į mokyklą. Tai va, tai žengsit tą žingsnį ir labai įdomu, nes tą klausimą jums turėjau seniai užduoti, jau turbūt, kai atėjote į gimnaziją, kuo būsit užaugę. Žinot? Nes rinkotės klases, ne? Toj 1 klasė, 9 vadinamai rinkotės, ne? Po 8. Ar kada jūs profilį tą pasirinkote? KTU ten tada, ne? Tai grubiai į 9 klasę jau atėjot suprofiliuoti. Gali būt,
kad tai prasme, irgi dabar, jūs dabar ant tos bangos, kur egzaminą jau laikėt 11 ar ne dar? Jau, ane, dalį laikėt, dabar 12 laikysit jau tą galutinį. Tai jūs galvojat, kad čia kažkas tai yra, nu, ta prasme, nenormalu, tai žinokit, aš buvau tas ta pirma mūsų laida 2000 metais, kurie apskritai tos profilius pačiupinėjo. Vat jeigu jūs jau kažkiek tai matėte ten broliai ir kažkas tai kaip mokosi ten KTU klasėse, ten humanitaresnė ir panašiai, tai vat pas mus buvo 2000 metais, netgi ne 2000, gal truputėlį anksčiau, atėjo į mokyklą, į klasę auklėtojas ir sako, pasakyk, kuo tu būsi. Va dabar turi atsisėsti ir pasakyti, parašyti, kuo tu būsi. Nu, ne visiems pavyko tuo būt, ką pasirašė, nes tais laikais nei tie profiliai ten buvo kažkas, tai suprantama apskritai, dar tada klausimas, o jūs maišotės klasėse ar nesimaišote? Būna pamokos su kitais kokiais rautais ar ne? Būna? Tai reiškia, panašiai ir mes mokėmės, nes tada būdavo tokios pas mus iki 10 klasės, nes iš tikrųjų mūsų pirmoji laida laikė egzaminą 10 klasėje matematiką ir lietuvių kalbą. Tai buvo irgi kažkoks tai eksperimentas ar pirmieji metai, kada pagrindinis mokslas buvo jau 10 klasių, nebe 9, kaip anksčiau. Ir tada būtent lygtai su klasiokais gyvenom visus ten 9-8 metus kartu. Ir tave vienais metais ima ir išbarsto, mūsų 80 buvo tuo metu laidoje ir mes pamokas turėdavom su bet kuo. Ten A lygis, S lygis, tu ten makaluojas, tokio viso klasės kaip ir nebeliko, ten susirinkdavom tik tai gal į klasės valandėlę tie patys visi žmonės. Aš baigiau tiksliųjų mokslų klasę, mes buvom 8, daugiau niekas nebuvo pasirinkęs. S lygių, nežinau, ar toksai yra pas jūs S lygis. Čia sustiprintas būdavo pas mus vadinasi. Vietoj A ir tada aukštesnis būdavo S lygis. Tai matematika ir informatika būdavo S lygių. Tai mūsų buvo 8 klasė, tai labai daug. Tai va, tai liepia rinktis, na aišku, tais laikais ant bangos būdavo kas? Kompiuteriai. Aš esu tas vaikas, tas žmogus, kuris pirmą kartą kompiuterį pačiupinėjo va šitoj va klasėje už sienos 6 klasėje. Tai buvo 96 metais, atrodo, 1996. Tai iki to laiko mes kompiuterį buvom nematę. Visiškai. Tai buvo vienintelis stovėjo mokytojos kompiuteris, kuris turėjo internetą. Pirmas puslapis atidarytas buvo L-rytas LT. Po šiai dienai veikia. Tai va, tai tokios buvo, kaip pasakytos, pradžios ir aišku, tada buvo banga tie visi IT ir viskas, nu ir pakelkit rankas, kas dabar irgi planuoja IT studijuoti. Vienas Augustas tik tai? Ai, nedrįsta? Tai nebijokit, ašgi nerenku šitą informacijos ir nefotografuoju, jūsų niekam neperduosiu. Tai tuos IT mokslus aš irgi baigiau. Baigiau IT mokslus ir turiu tokį bakalauro diplomą, jame parašytas 10 baigiamajam darbe. Tai spėkit, kiek dienų dirbau pagal specialybę, kurią gavau. 0. Nes taip jau gyvenimas suklostė, kad kaip ir diplomą turiu ir einu darbintis ir čia visiškai netoli, va kitoj pusėje kelio, tokia įmonė buvo, ieškojo internetinio puslapio administratoriaus. Nu taigi aš baigęs viskas, aš galiu įdirbti. Nuėjau į darbo pokalbį ir šneku, ten tik tai truputėlį didesnis dialogas vyksta, ne toks kaip su jumis, nes vat, jūs neatsakot, kai aš klausiu, tai mes ten labiau pasišnekėjom ir jie sako, ne, tu sako, netinki čia. Tau reikia vadybinti. Tai vat vadybinu. 17-18 metų vadybinu. Nes ir vat, kaip pasakyti, atrodo ir baigiai, ir tą tokie, ir tuo metu paklausi buvo profesija, ir darbą galėjai gauti, ir realiai jau net mes pradėdom, 3 kurse mes dirbdavom, ta prasme, visi kursiokai jau 3 kurse turėdavo darbus Vilniuje.
Ir aš irgi turėjau darbą, spėkit kur? Mokykloje. Ką veikiau? Mokiau. Taip, mokiau. Turiu 15 metų darbo patirtį mokykloje. Tai aišku, netokioje didelėje, mažesnėje, Paparčiai, gal kas esat nuo Paparčių krašto? Nu va, tai Paparčių mokykloje aš dirbau nuo 2005 metų iki 20, kol uždarė. Tai va, tai irgi, nu aišku, ten darbas truputėlį pagal specialybę, tai buvo informatikos mokytojas vieni metai, o kiti 15 kompiuterių priežiūrą atlikau, dar mokėdavau taisyti truputėlį kompiuterius. Dabar tie kompiuteriai truputėlį vis mažėja, o žinios prastėja, tai gal ir džiaugiuosi. Tai va, tai apie tuos apsisprendimus, jeigu dabar irgi jau man neatsakot, bet turbūt giliai tai suprantat ir žinot, kuo norit būti. Tada dar klausimas toksai irgi labai aktualus, ar kas nors norit būti mokytoju? Planuojat būti mokytoju? Čia kaip ir visi, iš bėdos, ane? Ta prasme, jeigu niekur neįstosiu, tai į pedagoginį. Tais laikais būdavo tas pas ir dabar turbūt panašiai. Tai prie ko tempiu? Tempiu prie to, kad matot, dabar aš vis tiek truputėlį neatitrūkstu nuo to mokyklos gyvenimo, matematikos ten mokytojo trūksta, ne? Ta prasme, nu, yra tas toka, bet turbūt nesirenkat specialiai, nu ne dėl to, kad specialiai tos specialybės, bet turbūt jaučiat, kad jinai yra labai sunki. Dirbti su vaikais yra sudėtinga. Ir, nu, čia bandė valdžia iki 25 metų tą specialybę padaryti prestižinę kažkokią, tai, bet man atrodo, ten nelabai jiems dar pavyko, nes jeigu jinai būtų prestižinė, tai jūs šią pusę rankų turbūt pakeltumėt ir eitumėt dirbti mokytojais. Tai gerai, o tai kuo planuojat būti tada, jeigu čia vienas kompiuteristas, mokytojais ne, tai ką darysit? Sakykit, nebijokit. Medikai. Yra medikų? Puikiai. Nu, kas dar? Nu, aš netikiu, kad eisit kelių tiesti ir remontuoti, ar mišką kirst. Nu, visokių bus. Teisingai, ta prasme, nes visokių jų yra ir visokių reikia ir tikrai, aš tik tai irgi, kaip pasakyti, linkstu link to, kad jeigu dabar turit vieną kažkokią tai viziją, tai gyvenime gali nutikti taip, kad ta vizija pasikeis. Ir, nu, turbūt nieko blogo nenutiks, nes aš irgi, kad nebūsiu kompiuteristas, tas vadinamas, aš supratau turbūt antram kurse. Antram kurse universitete jau aš matau, kad tai nėra mano, bet tada dar stipriau mokaisi, gauni padidintą 2 stipendiją, nu ir galvoji, nu tai negi dabar mesiu ir eisi kažką daryti toliau, tai nu pabaigsim. Nu va taip ir pasibaigė su tuo 10 ir aš turiu, va tą, sakau, tą popierių, kur turbūt per gyvenimą buvau ištraukęs vieną kartą. Darbdaviui parodė, daugiau man jo niekad nereikėjo. Nu tai ačiū Dievui, kad nereikėtų. Bet tai va, tai yra tikimybė, kad tikrai kažkur tai pasikeis požiūriai, nepožiūriai ir nuotaikos gyvenime, tai nuo to reikia nebijoti. Nuo 8 iki 5 aš dirbu darbą, truputėlį vadovaujamas pareigas užimu ir aš sprendžiu, nu, ta prasme, kaip sprendžiu, aš sprendžiu žmonių likimus, aš priimu ir atleidžiu žmonės. Mano darbas yra vadovavimas, esu įmonės direktorius. Ir jūs ateinat į darbo rinką, nu, vat tuoj, čia keli metai baigsis mokslai, dar vieni mokslai baigsis, ta prasme, universitetai ir jūs ateinat į darbo rinką. Nu ir kaip galvoja darbdavys, kaip žiūri į tuos jaunus žmonės? Laukia? Nori? O kodėl nenori? Kodėl? Nu, šiaip pagalvokit. Patirties neturit. Okei, išmokysim. Viskas išmokstama, lengva. Yra esmė, kad
Nu, čia turbūt kartos keičiasi. Aš bandžiau paskaičiuoti, kiek čia tarp mūsų skirtumas. Tai yra ketvirtis amžiaus, 25 metai grubiai. Tai ir bet ką tik neseniai, man atrodo, netgi per žinias rodė apie tokį 26 metų jaunuolį. 26 metų jaunuolis, tai yra beveik per pusę už mane jaunesnis, jis yra pakeitęs 20 darboviečių. 20 darboviečių. Aš gyvenime turėjau tik tai 2 per 20 metų darbo stažą. Ir nu vis tiek jūs einat į darbą ir siunčiat CV ir tokį va mes gaunam CV, kur ten ta prasme po 2-3 mėnesius išdirbęs jaunuolis. O aišku, perspektyvus, taigi jis jaunas, viską gali, bet kas atsitinka. Lojalumo nėra ir nu, jokios motyvacijos nieko nėra, nes jūs tiesiog, nu, aš matau, aš iš savo praktikos sakau, kai būna su jaunais žmonėmis, nu, darbas yra sunkus. Nėra lengvų darbų. Čia yra faktas. Nes bet ką darant yra sunku vienaip ar kitaip. Ir kartais tas sunkumas taip slegia, kad tiesiog ateina vieną dieną ir sako, aš nebedirbsiu. Ir va tada pradeda lakstyti iš vieno į kitą ir atrodo, kad kažkur yra geriau negu aš esu. Tai žinokit, taip nėra. Ten ta patarlė, kaip jinai vadinasi, gerai, kur mūsų nėra, kažkas ten panašiai. Tai va, tai darbdavys ieško atsakingų darbuotojų, kurie į darbą žiūri atsakingai. Tai stenkitės, nu čia toksai rekomendacija, ta prasme, negaliu aš jūsų priversti būti atsakingais. Čia yra savybės gyvenimo ir žmogaus, ta prasme, bet daug labiau vertins atsakingų žmonės negu tuos, kurie, kaip pasakyti, sunku arba, pavyzdžiui, nu prisipažinkit, viduje irgi yra tokių momentų, kad į mokyklą irgi kartais neišeinat ir kartais termometrą ten patrinat, kad temperatūros turėtume, tai žinokit, darbė irgi taip pat būna. Jau rašo, aš sergu šiandien, nes ten nenori eiti darbą. Tai tie visi tokie gyvenime po to, nu, labai negražiai atrodo dalykai, tiesiog, nu, tu negali pasitikėti žmogum, nes elementariai žiūrint iš darbdavio pusės, žmogus investuoja tarkim, į tą darbuotoją, jis investuoja laiką, investuoja pinigus. Nes jūs atėję į darbą, jūs esat naujokai, visų pirma, tai dirbat lėčiau ir galbūt ne viską dar žinot, tai kažkiek nepadaro tiek, kiek priklauso, nu ir tai būtent tai yra viskas skaičiuojama pinigais. Tai tiesiog apie tai atkreipkite dėmesį, kad, nu, čia yra tas toksai vyresnių požiūrių žmonių į tą jaunąją kartą. Tai, nu, čia mano nuomonė, bet yra dauguma taip galvoja, nes mes pasitarėm tarpusavėje verslininkai ir žinom, kaip yra su darbo jėga šiuo metu. Tai va, tai apie darbus taip, bet jūs irgi va žengėt dar vieną tą žingsnį, tą tokį į priekį su mokslais, su viskuo. Yra dar vienas momentas. Jeigu turėjot pareigas dabar būdami mokyklos suole, nu, tai jūsų pareiga buvo mokytis. Tai ne, ta prasme, tai va čia tėveliams savo gal labiau, jeigu kas savo mokosi, tai žiūs tobulą, tai nes kiti tai dažniausiai neša pažymius ir tamo ten rodo tėveliams, nes atrodo, kad jiems reikia tų mokslo. Tai prisipažinsiu, tarp jūsų yra ir mano sūnus, kur aš net neturiu tamo prisijungimo. Aš nežinau, kaip jis mokosi. Gal gerai. Man tiesiog reikia, kad jisai mokintųsi ir, ta prasme, savo tai daro, ne man. Jisai gyvenimą gyvens, aš už jį gyvenimą nenugyvensiu. Tai vat, tai tą irgi reikėtų suprasti, nes aš lygiai taip pat irgi mokiausi dėl savęs. Nors turėjau irgi lygiai tokį patį mokytoją, kuris kiekvieną dieną buvo su manim, tai ta prasme dar turbūt irgi pažįstat ir kitą kriukždą, tai negalėjau nesimokyti, bet man pačiam to reikėjo. Tai va, tai jeigu mokytės, tai dabar pakelkit rankas, kas jau turite 18. Visi, mane? Tai su 18 ateina dar viena pareiga. Kokia? Kokia?
Mokesčiai? Nu, oi, mokesčiai bus, viskas gerai su mokesčiais, jie niekur nedings, tik didės. Kita pareiga. Spręsti, kokia bus Lietuva, kas ją valdys ir panašiai. Jūs turite teisę balsuoti. Ir jeigu iki šiol, kaip pasakyti, tas jaunimas atrodo jums, nesvarbu, yra toli, bet aš matau nuotraukas Facebook'e ir panašiai, kad tas jaunimas yra pakankamai aktyviai įsitraukęs į politinį gyvenimą. Tai va, šitoje vietoje reikia žinoti, kad, tiesiog, čia yra, aš nenoriu veltis už ką, bet tiesiog reikia protingai tai daryti. Vienaip ar kitaip, nes jeigu būtume Amerikoje, tai būtų paprasta, 2 partijos, viena arba kita, taip arba ne. Bet šitoje vietoje mes turim didesnę demokratiją ir yra visko. Ir svarbiausia, toje aplinkoje atsiranda labai daug netikrų dalykų. Ir vat norisi, kad jūs kaip pasakyti, suprastumėt ir pasistengtumėt atskirti, kas yra tikra ir kas yra netikra. Nes šiuo metu ypatingai visoje aplinkoje yra tų tokių labai netikrų dalykų. Tai tiesiog yra labai pavojinga suklysti. Ir po to, kad nepridaryti dar kažkokių didesnių bėdų. Tai vat, nežinau, kiek aktyviai planuojate įsilieti į tą dalyką, bet kokiu atveju jūs tą teisę jau turit. Tai tiesiog ją išnaudokit tinkamai. Apie tuos netikrus dalykus, tai dabar aišku dar bus rankų minios apie dirbtinį intelektą. Naudojat? Visi? Naudokit protingai. Nes jisai viską daro. Ką daro intelektas? Garsiau. Renka informaciją, bet labai paprastai pasakysiu liaudiškai žodžiais, jūs bukina. Jis jūs bukina, nes neverčia galvoti, neverčia tikrinti. Ir tai yra, nesakau, kad tai yra normalu. Aš užaugau be to, bet aš jums duosiu paprastus pavyzdžius. Aš irgi, vis tiek, visi aplinkui čia daro, reikia ir man pačiupinėti. Aš pačiupinėjau jį, nežinau, kelis kartus ir aš jį visą laiką apgaunu. Tai koks jisai intelektas ir koks jisai dirbtinis ir koks jisai galingas, jeigu jis neskaito knygų. Elementarūs pavyzdžiai. Jonas Aisis, žino tokį? Biblioteka va čia priešais. Tai kiek Jonas Aisis turi brolių ir seserų? Tai užduokit klausimą intelektui ir jisai pasakys, kad jis yra vienturtis. Bet jeigu aš perskaitysiu knygą, tai aš žinau, kad jie ir buvo 9. 2 broliai ir 7 seseris. Tai kas teisus? Knygos ar intelektas? Iš Rumšiškių esat kas nors? Nėra iš Rumšiškių. Rumšiškės patys gimnaziją turi, jie ten savarankiškai mokosi. Bet esat buvę Rumšiškėse. Bažnyčia tokia medinė, ant marių kranto stovi. Varpinė. Ir buvo protmušio klausimas. Tiesiog, paprastas. Kas anksčiau yra iškelta iš marių dugno? Ar bažnyčia, ar varpinė? Paklausiu elementaraus fakto, ta prasme intelekto. Kas anksčiau? Jis man surašo visą litaniją, kaip jis ten mėgsta. Paklausi, bet jis ten varo, gal tau dar ko padėti reikia. Tai va prirašo, kaip aš netikėsiu. Parašau taip, kaip parašė. Nesako. Tai kaip dabar, sakau, tu aš paklausiu, man pasakė. Ne. Ant stendo, Rumšiškiuose, ten prie kapinių, netoli Aisčio paminklo, parašyta visiškai atvirkščiai. Istoriniai faktai. Tai
kas tą intelektą moko, tai va taip ir turim. Tai va jeigu čia yra elementarūs dalykai, kurie, kaip pasakyti, nelėmė mano gyvenimo ten kokybės ar kažko tai kelio, bet tokių elementarių dalykų, įsklysta tokiuose elementariuose dalykuose, kur tiesiog paprasta. Aš suprantu, momentas tas, kad aš mėgėjęs pasitikrinti. Tai vat pasitikrinau ir aš tada žinau teisybę, ta prasme, nes tai yra kiti rašytiniai šaltiniai. Bet jeigu man nekiltų minties pasitikrinti ir jūs kokius darytumėt sprendimus, kurie lemia jūsų gyvenimą pasiremdami dirbtiniu intelektu klaidingom išvadom ar kažkuo tai, gali toli nueiti į šoną, kaip sakoma. Taip, jisai padeda man kurti paveikslėlius, ten plakatus ar kažką tai tokio, jisai yra nepakeičiamas. Ten turbūt geresnio menininko nesurasi, bet faktais tokiais tikrais jisai dar ko gero dar negali pralenkti. Tai mano dabar bičiulė, žygeivė, jinai dirba nuo 8 iki 5 ir tą intelektą moko suprasti lietuvių kalbą, nes ten turbūt irgi žinot niuansų, jeigu lietuvių kalba su juo bendrauja, jis dar netoks yra tobulas, kaip ten, tarkim, angliškai. Tai va, šitoje vietoje irgi aš manau, kad jeigu jūs ir aš gyvenau švietimo toje sistemoje, tokiuose vis permainuose, tai ko gero ateis tas momentas, kada dėl mokytojų trūkumo ir panašiai, bet aš apskritai manau, kad ta sistema turėtų pati keistis, nes jeigu mano laikais mes tą informaciją gaudavom tik tai iš knygų ir biblioteka būdavo ta vieta, kur tu galėdavai gauti kažkokią informaciją, tai šiais laikais tos informacijos yra tiek, kad ją tiesiog reikia atsirinkti. Ir manau, kad turėtų bent pusę jūsų laiko praleistų mokykloje mokyti ne taip, ta prasme, ne tų fundamentalių dalykų, kurie aišku, ta prasme, ten pagrindų reikia, bet jums reikia mokytis, kaip tą informaciją rasti ir ją tikrinti ir ją naudoti. Tai tiesiog, viskas truputėlį per greit keičiasi. Tai va, o apie, kalbant, kodėl aš tas, vadinamas nenormalus žmogus, tai dėl to, kad gyvenime atsirado tokia veikla iš tokio paprasto noro pažinti, patirti, pajausti, užuosti, pamatyti. Tai yra ta mano užklasinė veikla, aš nebereikalo apsirengęs taip, nes aš visiškai neužilgo už 20 minučių išvažiuoju į kitą renginį, tai yra į Adventur parodą, tokia, žinot, turistams skirta, turistų atlaidai vadinami. Tai va, tenais aš irgi skaitysiu pranešimą rytoj. Aš keliauju, žygiuoju, ten buvo įgarsinta, ką esu nuveikęs, vien tik iš to tokio noro pažinti aplinką ir patirti. Aišku, jūs dabar irgi galit patirti daugą telefonuose, Instagramuose. Samošką stebit? Matėt Kazakstane kupranugarius? Stebuklas, ane? Kanjonai kokie. Bet va, ką reiškia pajust per telefoną, kai yra, ką sako žmogus, kuris, ta prasme, užlipa ant kanjono kranto ir, savo akim negali patikėti, ką mato. Tai aš linkiu jums patirti tikrus jausmus, tuos ne iš telefono ekrano. O, buvo draugė Egipte prie piramidės. Tai aš jau mačiau tą piramidę. Patys pamatykit. Nes tai, ką jausit ir pačiupinėsit ir užuosit, liks visam gyvenimui. Ta, kad čia skrolinat, tai, rytoj skrolinsit kažką tai naujo ir jau pasimirškas buvo šiandien. Tai, va, tas toksai pajautimas yra svarbu ir aš, iš to gimė tokia veikla, kur dabar aš jau ir kitus žmonės vedžioju. Ne tik pats patiriu, pamatau ir kažką tai nuotykį kokį patiri, bet ir kitus vedu. Tai
Yra ir ką nuotykiai, kurie keliauja, kurie sekmadienį mes šalčiausiam turbūt 10-mečio dieną mes eisim į pelkę ir brisim pelkėje. Nu, bridimo nebus, nes yra jau užšalus. Tai darom visko. Plaukiam baidarėm, brendam upėmis, lipam į piliakalnius, keliaujam kilometrus. Nu, tarkim, spėkit, pernai esu nuėjęs 23 valandas 50 minučių. Nu, parą laiko esu ėjęs be sustojimo. Kiek man nuėjau kilometrų? 128. Per 23 valandas 50 minučių. Nu, turėjau sustojimą, nes ten mane maitino labai ilgai viską. Antrą dieną aš nenorėjau niekur eiti, bet žinokit, po savaitės man kilo mintis šiemet pagerinti tą rekordą ir aš manyčiau, kad realu apie 135-140 nueit per 24 valandas. Kam to reikia? Nu, tam, kad patirtum kažkokį tai, kaip pasakyti, užsidiegtum varnelę. Ir esmė tame, kad turėkit gyvenime tikslą kažkokį tai. Nesakau, kad reikia eiti, nesakau, kad reikia bėgti ar reikia plaukti, bet gal kažkam patinka megzti. Nu, megzkit ką nors didelio, plataus. Gal kažkam patinka knygą skaityti. Perskaitykit per mėnesį 20 knygų. Turėkit tikslą. Nes esmė tame, kad tą tokį gyvenimą ir viską į priekį varo, kas varo? Nu, nenormalų žmonės varo. Aurimas, ane, Samoška, Vaidotas, kas ten dar tokie. Nu, jūs irgi ten turit tų. Nu, o kodėl žiūrit? Todėl, kad jie yra net nenormalūs ir daro tai, kažką neįprasto. Tai ir jie yra įdomus. Tai vat būkit įdomus kitiems. Svarbiausia, turėkit tikslą. Ir kaip sakau, nu, nebijokit klyst. O šiaip tai, nu, turiu dar 4 minutės, tai kiekvienam iš jūsų linkiu, kad, kaip pasakyti, tas gyvenimo kelias jisai būtų kuo lengvesnis ir su kuo mažiau klystkelių. Kad visą laiką turėtumėt galimybę rinktis ir nebūtumėt priversti daryti tą ar aną. Nes tik tai nuo jūsų priklauso, ką darysit ir su kokiu noru tai darysit. Tai žiauriai graži žiema, žiauriai linkiu jums gerų mokslų. Nu, čia egzaminai viskas tvarkoj, pasibaigsit, bet dar jums geri 4 metai liko. Tai ir tikiu, kad apie jūs irgi girdėsim ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Tai nepamirškit gimto krašto. Galbūt, aš nežinau, mane kviečia į mokyklą. Nu, taip, aš labai myliu tuos Kaišiadoris. Toks esu patogus, esu vietoj, tai yra esu tas, kuris niekur neišvažiavo. Mūsų iš 80 liko, aš bandau tai vis mintyse, vis prisiminti, kiek čia mūsų yra. Tai žinokit, kokie geri, nu, 6-7 gal, iš visos laidos tik tai liko. Tai dinozaurai tokie. Tai aš linkiu, kad bent pusė iš jūsų irgi gaunat išsilavinimą ir grįžtat į Kaišiadoris kurti verslų, šeimų ir panašiai. Turim Kaišiadoris pakelti į viršų. Tai va, tai ačiū už dėmesį. Kas norit patirt, pabūt, pabendrauti, tai tikrai kviečiu. RK nuotykiai yra tokia paskyra tokia, ten viską mes dalinamės, ką mes veikiam. Tai yra tarp jūsų ir žygėjų, va ten ne 2-3, va ten irgi operatorius irgi būna pažygioja. Tai va, tai gražios jums dienos, gražios šventės ir ilgiausių metų mokyklai, gimnazijai. Nu, man mokykla, atsiprašau, jūsų gimnazija, bet man tai dar buvo mokykla. Tai ačiū už dėmesį.